Sveiki, brangieji. Kaip jums naujieji metai prasidėjo? Kaip pašvenčiau, visi atsigavot, pailsėjot, grįžot į darbus. Tai pilnuma ir mes grįžtam visi į darbus. Šiaip tos šventės nebuvo tokias jau šventės didelės. Darbai vyko ir per šventės. Ir labai įdomiai, labai įdomiai. Aš jau galvau kažkaip tai, kad su mano teismu, kuris čia rudenį vyko, su tam tikrais įvykiais, su Baškienė ir Tapinais, aprims jų puolims prieš mane. Bet pasirodo, jie nerims. Jie nerims. Žodžiu, ta pati šutvė Baškienės, Rimas Baškienės, Seimo narės, skvernelistų, konservatorių, liberalų. Ta pati šutvė, tos pačios šutvės, kaip sakant, pagrindu, buvo man iškelta dar viena byla baudžiamoji, neva dėl šmeižto. Tai, kad ten dėl tėvų žemių, kad apšmeižiau neva seniūnę Jolantas, ta Rimos Baškienės giminaitė Rima Baškienė, kuri kaip ir Rima Baškienė, taip ir Jolanta Baškienė užima pareigas nuo tada, kada Rima Baškienė tapo Seimo narė. Tai daugiau negu 20 metų, 22 man atrodo metai. Tai pas mus seniūnė 22 metai nesikeičia. Ir jeigu ir kas norėtų užimti jas vietą, tai jie būtų susidoroti su jais lygioje vietai. Tai čia pas mus rajone, visur čia, šiaip rajonuose taip yra su seniūnais. Seniūnai šiai dienai nėra renkami Lietuvos piliečių. Šiandienai seniūnai yra paskiriami savivaldybės tarybos sprendimais. Ir galimybė išsirinkti savo tinkamą atstovą, kuris atstovautų rūpintis savivaldai, seniūnijose, nėra galimybė žmonėm. Ir čia yra didžiulė problema. Čia didžiulė problema, kur su tuo teismu turėtų visą tai iškilti ir išaiškėti. Tai žodžiu, man dabar teismas jau prasidės su kita Baškienė, Jolanta Baškienė, dėl mano tėvų žemių, kas ne tik mano manimu, bet ir mūsų šeimos manimu ir pakėlus visus dokumentus. Tai buvo labai daug padaryta pažeidimų, nebuvo informuoti žmonės, nebuvo pranešta. Čia panašiai kaip su to poligonu, žinot, sugalvoja, kad darys poligoną, tai post factum jau, kaip sakant, viską parengė, tik žmonėm dėl mandagumo pranešė, kad, sorry, čia darysim poligoną. Čia tas pats, tai pas mus tas pats buvo. Atėmė žemę, užsideklaravo kitas net žmogus, net man tėvam niekas nepranešė, niekas neįspėjo. Ir šis niekas jokių klausimų neteikė, dar kaip tik dar apkaltino nebūtais dalykais. Tai čia teismas apie tai. Ir ten daug visokių nesąmonių ten prirašė. Ir žodžiu. Ir labai įdomu, kad tam visam procese visada dalyvauja tie patys asmenys. Tie patys asmenys. Tarkim, dabar su tuo teismu, kuris vyks sausio 14. Ir ta pati tokia programa. Manęs puolimas jau prasidėjo ten su ta Slavka. Čia prieš gal naujus metus. Anksčiau ar kada čia. Tai kada jis ten irgi paskambina bičias, tai ten sąmoningai tikslingai buvo daryta. Čia nebuvo kažkas nekalto. Tai ten viskas suplanuota, kada tu pasižiūrėsiu, čia buvo tiksliai. Taip. Taip. Jo, prieš šventes visas. Tai čia visai nesenai. Ir žodžiu, šiandieną gaunu skambutį kaip ir prieš kiekvieną ano teismo posėdį.
kuris dabar vyksta man už akių, kada prasidėjo bylos nagrinėjimo medžiagos, kaip sakant, aiškinimasis tenais, tai mane nušalino nuo bylos. Nušalino nuo bylos. Va. Ir dabar teismas vyksta už akių, ką jie nori, tą jie daro. Čia vos pas mus čia tokia teisinė sistema. Ir ten jokio teisingumo nėra, jokių žmogaus teisių absoliučiai niekas nekreipia dėmesį, ką nori, tą daro. Ir ten, kadangi man ten viskas aišku, kas ten kas užstovi, kokios politinės partijas, kokie veikėjai, tai aš ten laukiu tiesiog rezultatą. Ten nėra prasmės nei gintis, nei ten ką daryti, nes ten viskas yra jau nuspręsta iš anksčiau. Tai nei aš advokatų ieškojau savo, nei ten ką, nes tai yra beprasmis dalykas. Neverta to daryti. Tiek, kiek viešumoje galima apie tai pakalbėti, nes daugiau ką ten padaryti šiai dienai, nėra ko. Tai žodžiu, dabar, tai prieš kiekvieną posėdį man būdavo visokias provokacijas. Įvairiausi. Ir pagrinde tai įvairiausi skundai kažkokie nesąmoningi. Tai dėl komentaro, tai dėl kažkokio mano paskelto savo Facebook profilio ar Instagrame, ar ten kitose platformose kažkokio įrašo. Pastoviai. Buvo prieš kiekvieną teismo posėdį savaitę iki prasideda. Kažkokie institucijų patikrinimai, ten su veterinarija siundė mumis, ten mano šį tėvą ten tikrina, mūsų ten tėvą ūkį, ten datėm visokių. Žodžiu, per visą šeimą, visą ten kratė, žodžiu, viską. Kad man paveikti, kad man psichologinį spaudimą daryti, psichologiškai persekiotų. Ir šį kartą irgi kaip sakant, neišimtis. Tai likus, kiek čia šiandieną yra penktadienis, tai trečiadienį kitą man jau tas teismo posėdis 14:02 valandą Šiaulių apylinkės teisme. Ir šiandien gaunu skambutį iš policijos, iš Šiaulių apskrities policijos. Skambina ta pati tyrėja, kuri tyrė tą, buvo ikiteisminio tyrimo tyrėja dėl neva tai šmeižto prieš Baškienę. Aš jai buvau pateikus įrodymus faktus, kad aš nešmeižiu, kad aš pagristai keliu klausimus, pagristai, kaip sakant, piktinuosi ir nekartą visokiais žodžiais esu viešai išvadinusi. Ir aš manyčiau, kad turiu teisę tokią daryti, kada žmogus atsitrenkia į valstybinių institucijų, valstybinėse institucijose esančius korumpuotus žmonės, kurie susiję yra gauja. Pas mus Šiaulių rajone yra gauja, yra valstiečių gauja, kuri gyvena, didžioji dalis valstiečių sudaro didieji lietuvių Šiaulių apskrities ūkininkai. Šiaip tai Šiaulių apskrityje yra lygumos ir pakankamai derlingos žemės, bent jau buvo kažkada. Tai žemės ūkis pas mus labai plėtojamas, labai yra didelis. Tai valstiečius sudaro didžiąją dalim visi rajono didieji ūkininkai. Ir jie čia dėl žemių mušasi. Ir mano tėvai nėra vieninteliai žmonės, kurie nukentėję per visokias tokias aferistės, tokios kaip Jolanta Baškienė, seniūnės, kurios tiesiogiai bendradarbiauja, tiesiogiai teikia informaciją apie tas įvairias žemės, kaip sakant, ruošia dokumentus kartu su nacionalinė žemės tarnyba, kuri yra irgi korumpuota, kuri už pinigus didžiąją dalim ten dalis žmonių dirba, kur, kaip sakant, jeigu ten kokia žemės gabalėlis atsilaisvina, ar neduok dieve žmogus, kuris yra vyresnio amžiaus, nėra kažkokių dokumentų nesusitvarkęs, tai iš karto jie žino, jie susižino ir iš karto už tam tikrą mokestį pasiūlo tam tikriem ūkininkam. Nevyksta ten tie konkursai, jie vyksta labai labai retai. Ir dažniausiai tai būna tokie susitarimai. Arba tie konkursai vyksta tik tiem žmonėm, kurie jau būna kažkokius atkatus sumokėję. Taip vyks pas mūsų. Tai kadangi užkabina mano tėvus, čia buvo 2021 metais. Čia visa istorija nuo 2021 metų.
Ir kažkaip tai gegužės mėnesį, kada mama nuėjo deklaruoti žemių savo, kiekvienais metais, gegužės mėnesį ten iki kažkelintos turi deklaruoti žemės, kas yra pasodinta. Tai mama mano nuėjo deklaruoti žemių ir sužinojo, kad vienas gabalas, kuris yra tarp privačios mano mamos ir mano tėčio gabalas, kuris buvo nuomojamas iš vienos moters ir kuri nesugebėjo ten kažkokių dokumentų susitvarkyti, jo žemę privatizavo. Mano tėvai apie tai nieko nežinojo, nieko nebuvo informuoti apie tą žemės tą privatizavimą ir tą žemę, neįspėjant mano tėvų, tiesiog atidavė kitam žmogui dirbti. Tokiam Mariui Gyliui, pas mus jisai yra didelis ūkininkas ir jisai labai, nesąžiningas žmogus yra. Jisai, toks ein per galvas visiems, per pinigus per galvas, brakonierius čia buvo nuskambėjęs, tais pačiais 21 metais, tai aš rugpjūtį pradėjau kelti visus ten tos klausimus dėl to žemės, per visas tarnybas eiti, kai pamačiau, kad ta pati šaika ir atsakymai tie patys ir kaip sakant, niekur neveda. Tai jisai kažkaip po 2 mėnesių buvo pagautas už brakonieriavimą. Jis ten turi visokių ten tų ryšių ir, kaip sakant, daro visokius maklės, nusikaltimus ir visą kitą. Tai tokiam žmogui čia tą žemę atidavė. Tai po to aš turėjau gąsdinimų, kada pradėjo ikiteisminį tyrimą ta Baškienė, su Rima Baškienė, jos ten kartu jie ten dirba. Prieš mane, tai mes čia turėjom gąsdinimų, tai ten prie mūsų avyčių lindo, tenais aš ir į policiją kreipiausi, bet niekas nieko nedarė. Niekas nieko nedarė, čia pas mus prie namų ir vežė visokius panaudotus tualetinius popierius, mėtė ir visa kita. Mes šiaip tam, kur gyvenam tam miestelį, mūsų šeima neturi jokių konfliktų su nieko apart tą Baškienę dėl tų žemių. Tai čia nuo 21 metų viskas prasidėjo ir dar vienas konfliktas prasidėjo, kad aš pradėjau dalyvauti rinkimuose politikai. Tai kada sudalyvau Meškuičiuose seniūnaičių rinkimuose ir aš daugiau dalyvau kaip, tam, kad tiesiog sudalyvauti. Neturėjau šio ketinimų nei ten laimėti, nei iš vis nežinau, kaip tas vyksta. Praktiškai tie tokie rinkimai. Tai aš dalyvau ir kaip dalyvė, ir kaip stebėtoja. Tai rinkimai vyko 2 dienas. Aš 2 dienas sėdėjau. Tai 1 diena vyko mūsų ten seniūnijai, tai yra mūsų seniūnaitijai. 1 diena nuo 8 iki 8 balsavimas, nuo 8 iki 8 balsavimas, atviras balsavimas. Įsivaizduokit, seniūnaičių rinkimas yra arba galima susikviesti bendruomenės narius ir atvirai nubalsuoti, tiesiog keliant rankas, arba ateiti atvirų balsavimą, pasirašyti už kurį tą kandidatą. Tai atviras balsavimas, tai reiškia, kad tu pateiki savo vardą, pavardį ir po kurio pasirašo. Tai kaip galvojat, kiek žmonių atėjo į tas rinkimus? Tai labai mažai. Labai mažai. Nes po to žmonės pasakoja, kad didžioji dalis net neėjo dėl to, kad prasidėjo persekiojimas Baškienės. Per institucijas, per policijas, va dabar kas su manim vyksta. Tai žmonės yra išsigandę ir nepatenkinti, ir čia daug problemų pas mus tos Meškuičiuose yra. Bet dėl viską kaltinu mane, neva aš meižiu, čia viskas pas mus gerai, čia aš susigalvoju. Nėra taip, nėra taip. Aš jau nekartą esu sakius tiem žurnalistam, kad atvažiuotų pas mus į Meškuičius ir pasižiūrėti, koks tas mūsų miestelis ir kam iš tikrųjų ta mūsų Baškienė dirba. Nes yra šalia Naisiai, kur viskas investuojama į tos Naisius. Mūsų buvo gražus labai miestelis, labai aktyvus, daug visko vyko, o dabar nieko nebevyksta. Nieko nebevyksta. Būdavo šventės ten Joninės, Mindauginės, Oninės, Baltramiejus. Daug įvairiausių tų švenčių, tai dabar tik viena šventė yra belikus, viena Baltramiejų šventė. Visa šventės dabar Naisius yra. Mes turėjom gražų tokį iškastą, yra pas mus toksai prūdas iškastas, bet didelis prūdas iškastas, ten mūsų vadinama maudykla. Ir jinai apleista yra.
yra apleista ir kažkam išnuomota žvejybai. Tam, kad žmonės nevažiuotų čia maudytis, o važiuotų į Naises maudytis. Tai yra tragedija, nes mes turim tokią gražumą ten tą prūdą, ten tiesiog reikia sutvarkyti tuos, kaip sakant, krantus sutvarkyti, privažiavimus sutvarkyti. Visi pravažiavimai iš kelių pusių yra sudarkyti, buvo ten padaryta ir tinklinio aikštelė. Žodžiu, viskas uždaryta vos ne. Ir apleista. Ten vieną kartą metus nupjaun žolę, viskas, tai bris ten per tą žolės ir kynus visus. Ir pas mus ne vienas tas prūdelis yra tuose meškuičiuose, kur žmonės gali vaikai mūsų maudytis, bet vienas yra prižiūrimas, tai yra parke. Mes turime tokį gražų parką. Ir į tą parką viską kiša pinigus pagal projektus kažkokius. Ir tie absurdiški projektai yra. Šiaip tai absurdiški. Šiaip tai būtų visiems ten labai daug klausimų kyla. Ten žiauriai klausimų dėl tų projektų kyla. Tenais pas mus į tą parkelį, tenais išmanieji įrenginiai, tą interneto prikišti, išmaniosios liečiamos informacinės lentas, kurios niekam nereikalingas. Aš nesuprantu, kodėl tokius nesąmonės skiri tokiem nesąmoningam dalykam, o neskiri, pavyzdžiui, mokyklai mūsų. Stogui suremontuoti, tvorai aptverti, ta prasme, infrastruktūrą mokyklas pagerinti. Pas mus iš vis čia prieš pat tuos seniūnaičių rinkimus 23 metais, kada buvo ir savivaldos rinkimai merą vyko kovo mėnesį 23, o seniūnaičių vyko birželį, man atrodo, kažkas panašaus, birželį kažkur. Tai netgi tada seniūniai buvo jau svarstoma po savivaldos rinkimų mero, Šiaulių rajono mero ir miesto mero. Žodžiu, tai Šiaulių rajono meras ir taryba iškėlė klausimą dėl Meškuičių vidurinės mokyklos padarimo 10-metės, kur, ta prasme, kaip čia pasakyti, aš tai priešinau šitam dalykui. Aš šitam dalykui priešinuos, nes tikrai tas mūsų miestelis nėra mažas ir tas mokinių skaičius, jisai gal yra sumažėjęs, bet ne toks kaip gal kitose tuose mokyklose ar ten seniūnijose. Ir tikrai galėjo palikti tą 12 klasių, nes šiaip tai ar tu 12 ar 10 didelio skirtumo nebėra, nes tai pamokų skaičius, nes mokytojai tai tie patys lieka. Tik mokytojų skaičius, pamokų skaičius, dabar tos vaikus išgrūda į miestą, kur klasės ir taip perpildytas. Ar žinot, kokios kokybės yra mokymasis, kai yra klasės 20-30 vaikų? 0 tenai. Didžiąją dalim. Da žiūrint, kokioj mokyklai, kokie mokytojai yra. Jeigu, ta prasme, prasta mokykla, prasti mokytojai, kurie nesugeba ne 10-15 mokinių suvaldyti, tai praktiškai ten tas ėjimas į mokyklą yra beprasmiškas vaikam. Tai daug yra problemų. Tai žodžiu, aš iškėliau visus tas klausimus, kaip ir dėl asfaltuojamų mūsų aplinkinių kelių, nes mūsų Meškuičių miestelį atėjus naujam merui labai prasidėjo asfaltavimas kelių, gatvių mūsų, kurios tikrai nebuvo labai reikšmingos, kurios būtinas buvo asfaltuoti. Tikrai nebuvo būtinas asfaltuoti, buvo kelių, kur iš visą neasfaltuoja, neasfaltuoti yra žvyrkeliai ir po šiai dienai jie yra žvyrkeliai. Aš to niekaip nesuprantu. Kuida asfaltuoji ten, kur jau yra asfaltas, tenais taip, jisai gal ten jau kaip sen pasenęs ir visa kitas, bet yra žvyrkeliai. Žvyrkeliai, pavyzdžiui, Meškuičių Gružiai žvyrkelis yra, tas pats Meškuičių Kryžių kalnas žvyrkelis yra. Ir per tiek metų nesugeb sutvarkyti šitų dalykų. Ir per 22 metus nesugebėjo nei vieną, kaip sakant, projektą suorganizuoti mūsų tą baškienę, kad būtų išasfaltuota. Išskyrus Meškuičiai Naisiai, ten tai yra išasfaltuotas kelias. Nes Naisiai, Karbauskio uabas yra. Tai čia vietiniai tie žmonės, kadangi aš čia negyvenu pastoviai ir aš neturėjau jokių veiklų, ten mano tėvai gyvena, didžiąją dalim veiklų visokių tėvai turėjo.
tiek šitų visų čia peripetijų mes nežinom, kas čia vyksta. Ir šiaip iki tos žemės mes su ta Baškiene kaip ir iš visų jokių reikalų neturėjom, nes mes neturim reikalų kažkokių labai didelių toj seniūnijai, tokių darbinių, kad ten iškiltų kažkokios problemas. Kad žmonės skundžiasi, tai jau senai skundžiasi. Į daug pripasakoju visokių dalykų. Į čia nėra iš pirštą laužta ir nėra, kaip sakant, čia kažkokių naujienų. Tai kai užkabina mano tėvus, tai, kaip sakant, teko biškutį pasikapstyti man ir iškilo labai daug visokių tokių, aferizmų, aferų. Tai čia su visais yra vyresnio amžiaus žmonėm, kada vaikai, kaip sakant, palieka tėvų namus, išvažiuoja kažkur didmiesčius ir tu čia negyveni ir tu nežinai. Ir kartais tėvai pasakoja tavo tas problemas, tu nesi susidūręs ir tu žiūri kaip į kažkokį filmą, žinai, kad ar nelabai tikė, kad tokie dalykai vyks. Bet tai va, kaip susiduriu realiai, pamatai, tai tada akis ant kaktos iššokst, kas vyksta. Tai kadangi aš susidalyvau seniūnaičių rinkimuose, tenais pradėjau dalyvauti politikai nuo 2023 metų savivaldos rinkimo Šiaulių merų. Tai mano buvo pirmi rinkimai, jau viena pati iš visą, be nieką tiesiog paskaičius įstatymą, tam, kad nuo kažko pradėti. Ir žodžiu, ir aš nežinau nei kaip ten tie parašai renkami, kas ten vyksta, žodžiu, tai ten ilga istorija yra. Bet dabar taip trumpai. Tai žodžiu, man tie pirmi mano savivaldybės rinkimai pasibaigė su parašų rinkimu, nes aš nežinau nei kaip tai vyksta, nei kiek ten žmonių turi būti, nei kaip iš vis tie parašai. Žodžiu. Tai su tuo pasibaigė mano pirmi rinkimai, tai aš išėjau kažkaip į rajoną ir susiradau politinę partiją į regionus ir mes regionai susidalyvavom Šiaulių rajone, Šiaulių rajono mero rinkimuose, dar spėjau sudalyvauti. Ta prasme, kaip ten, padėjau, kaip sakant, ten su agitavimas ir visa kita. Tai nuo to prasidėjo su Rima Baškiene rimtesni konfliktai. Nes vien, kad aš atėjau su kita politinė partija į valstiečių, jau nežinau kiek metų valdomą teritoriją, jau sukėlė didžiulį ažiotažą pasipriešinimą, kur prasidėjo irgi visokie persekiojimai, visokie skundai ant mano tėvų. Ten, žodžiu, buvo ten reikalų. Tai tuose seniūnaičių rinkimuose aš sudalyvavau kaip kandidatė ir kaip stebėtoja. Tai pirmą dieną vyko čia Meškuičių seniūnaitijai, o antrą dieną Naisiuose. Tai, kur ten dalyvavo, buvo du seniūnaičiai renkami, o pas mus čia Meškuičiuose buvo 3 renkami. 3 renkami seniūnaičiai. 3 buvo renkami, o Naisiuose 2. Ir aš pranešiau iš vakarą, kad aš ne tik kaip dalyvė dalyvausiu, bet kaip ir stebėtoja nuo 8 iki 8. Tai čia buvo triukšmas didžiausias, baisiausias pasipiektinimas. Nes, kad ir jau vyksta kelintas kartas tų seniūnaičių rinkimai, bet jie nevyksta taip, kaip turi vykti pagal įstatymą. Anksčiau tiesiog surinkdavo parašus iš savo palankių žmonių ir taip jie patys tarpusavį išsirinkdavo. Išsikeldavo patys savo kandidatą ir patys išsirinkdavo. Ir tokių oficialių rimtų rinkimų nėra buvę pas mus. Arba tiesiog fiktyviai, kaip sakant, kažkur kamputį skelbimą parašė, kad seniūnaičio rinkimai, o kad pranešti visiems žmonėms gyvenantiems, tai to net nėra. Tai buvo labai didžiulis pasipiktinimas, pasipriešinimas. Aš dar per tą seniūnaičių rinkimus, sakau, buvau pasiūlius seniūnai, kad renkam parašus, kad tą mokyklą jau išsaugoti. Tai seniūnė atsisakė, man uždraudė tą daryti, sako, jeigu nori, gali už durų tą daryti. Tai apie ką mes kalbame, apie kokias seniūnės, kai sakant, požiūrį į mokyklą. Kad išsaugoti 12 klasių ir kai sako, kad jinai viską darė, kad 12 klasių išsaugoti, tai yra nesąmonė. Tai ir buvo žmonių, kur atėjo ir kur norėjo pasirašyti, bet seniūnė neleido to daryti. Tai va, tai apie ką kalba. Tai žodžiu, aš sėdėjau nuo 8 iki 8, tai ten buvo panika toj seniūnijai, kai ten
skambinėja, kvietė žmonės, kad ateiti, ten, buvo visko, prisižiūrėjau iki negalėjimo. Ir juoks ėmė ir visai nebuvo juokinga. Ir ten visokių įdomių dalykų. Tai mama atvežė ten pietus, tai buvau išėjus gal kokį 20 minučių. Tai per tas 20 minučių vis tiek sugebėjo 2 pasirašytus, įkišą tuos biuletenius. Negaliu. Aferistė aukščiausiam lygmenį. Tai daugiau važiavom kitą dieną Naisiuose, dalyvau tuose rinkimuose. Tai jūs tiek kaip stebėtoja. Nes Meškaičiuose ir kaip seniūnaitė dirbu, buvau kaip kandidatelė ir kaip stebėtoja. Tai mūsų seniūnaičias, mūsų seniūnaitijai, ten išrinkom kitą žmogų negu buvo. Ir aš manyčiau, kad tas žmogus tikrai Bujus, neprisimenu vardą. Tikrai neblogas žmogus. Pas mus tikrai nemažai gerų dalykų yra padaręs tą miestelį ir tikrai aš manyčiau, kad jisai būtų labai geras naujas mūsų miestelio seniūnas. Tai ir aš tikiuosi, kad ateityje ir bus, kada ta Jolanta Baškienė bus patraukta visą tą žodžio prasme iš to posto, nes čia yra nenormalu tiek metų. Prezidentas mūsų 2 kadencijas turi 10 metų gali valdyti. Prezidentas, valstybė. O čia seniūnė 202 metai jau sėdžiu. Tai va čia didžiausia problema mūsų valstybėje yra. Kad aukščiausia lygio vadovai yra labai trumpai renkami, o žemiausia lygio grandis tenais gali būti ir turbūt 50 metų renkami. Tas pats Seime yra, tai turi būti ribojamas kadencijas. Tiek seniūnai ar ten seniūnaičiai nedaugiau 2 kadencijų. Nedaugiau 2 kadencijų, viskas. Nes yra daug žmonių, kurie nori pabandyti eiti tokias pozicijas, kaip sakant, pareigas, prisidėti. Yra labai daug žmonių, kurie visuomeniškai prisideda. Tai, pavyzdžiui, pas mūsų seniūnaičiai tai yra sustatyti Baškienės didžiausi ūkininkai. Ir jie nieko bendra neturi su seniūnaičių pareigom. Va kaip yra. Ir jie susistatą aplink savi tuos partijos žmonės visur, kur tik įmanoma. Ir ten, jeigu tik kas nors ateina, nesvarbu, tai gali būti su geriausiam idėjom, geriausiam, kaip sakant, ketinimais, į tave sužlugdys, suės. Tai jūs įsivaizduojate, kokia mūsų valstybės ateitis laukia? Kodėl mūsų valstybė yra tokiai stagnacijai? Dėl to, kad neįeina naujų žmonės. Ir sako, į rajonuose negrįžta jaunimas. O tai ko grįžti tam jaunimui, jeigu senims yra kaip išbadėję vilkai? Va, neduok tu Dieve grįžti su naujom kažkokiom idėjom, su kokiom žiniom. Tai užpuls, suės, apdergs, apšiks ir kaip sakant, sunaikins. Tai čia pas mus tas vyksta. Stebis, kodėl tas jaunims negrįžt. Ir čia toks mūsų, yra, kaip sakant, brandus žmonės, jų elgesys toks mąstymas. Tai žodžiu, o ten Naisiuose prasidėjo, tai ten iš vis labai liūdna buvo. Meškaičiuose tai mes surinkom tų žmonių, vis tiek, kaip sakant, buvo čia sujudims, atėjo reikiams tų žmonių, nes turiu 5% bent jau mažiausiai dalyvauti tų rinkėjų, tos seniūnijos, tai mes surinkom. O Naisiuose tai ten buvo labai varganai, žiauriai žmonės nėjo, tai ten skambinėja, ten tų seniūnaitės, ten vaikai. Oi, ten tokių buvo, nes ten turtingiausia Naisių ponia buvo pastatyti į seniūnaitės, kuri net pati neatėjo pasirašyti. Vyras su vaikais atsiuntė, bet pati ponia neatėjo. Ir baisiai žmonės šiaip jais nepatenkinti yra. Ir jų vienas sūnus tai turi kavinukę, užkandinę prie Naisių to prūdo prie Triušių salos. Tai ten yra jų, žodžiu. Tai viskas ten, žinot, kaip sakant, susipynė, persipynė ir žiauriai ten puola vieni kitus, puola kitus žmonės ir va, dėl to dabar teismas vyks. Teismas vyks, kadangi per tiek metų ir aš garsinimų susilaukiau, oi, čia visko buvo. Tai žodžiu, tai grįžtu prie esmės.
Tai jie per tiek metų, jie turi savo žmonės visose institucijose, kuriem užtenka tik paskambinti ir jie padaro juodą darbą. Nu, tai, pavyzdžiui, su policijos pareigūnais. Tai šiandien. Skambina man policijos pareigūnė, kuri buvo ta pati pareigūnė, kuri tyrė tą neva to šmeižto šitą tą bylą, kur dabar bus teismas. Tai buvo ikiteisminio tyrimo tyrėja, surinka medžiagą ir nusprendė, kad vis dėlto su prokurorė, kad aš būsiu teisiama. Va, kad man reikia teismo. Tada aš pagal jas padariau nusižengimą ir dabar bus teismas. Nors pagal mano pateiktus, kaip sakant, dokumentus ir surinktą medžiagą, jie net neatvažiavo į vietą pasižiūrėti, policijos pareigūnai. Nu, žodžiu, ir ta pati policijos pareigūnė šiandieną man skambina, kad vėl neva yra skundas anonimiškas ant manęs parašytas dėl mano kažkada padaryto tenais posto, įrašo Instagrame, nes Facebook'e tą įrašą tai iš viso man ištrynė ir man buvo užblokuotas netgi Facebook'as mėnesį laiko. Bet tas įrašas ten nieko nėra bloga, ten buvo su amerikiečio Čarlio Kirko nužudymu. Ir, žodžiu, ir man jau buvo skambinę dėl to, tai dabar pasakysiu. Tai čia tas įrašas rugsėjo 16 dieną. Tai man jau buvo tų skundų dėl šito įrašo, bet čia iš nieko blogo nėra. Parašyta. Tai aš galėsiu įmesti į istoriją. Ir man dabar skambinta ta pati policijos pareigūnė, kuri tyrė, buvo ikiteisminė tyrimo tyrėjimą, dėl kurios dabar bus byla, kad neva vėl kažkoks anonimus man parašė skundą manęs dėl to ikiteisminė tyrimo, dėl šito įrašą. Kur ten toksai įrašas, va, čia toksai va, buvo įdėtas. Ir čia toks parašymas mano buvo, kur jisai nieka daug, kaip čia, nieka tokio blogo čia nėra parašyta. Čia yra daug perkelnės prasmės. Ilsėkis ramybėje, 2 šauktukai. Mes tave labai mylim. Ir taip mylim, 2 taškis. Iš tikrųjų, ten buvo labai didžiulė netektis mums jau. Tu per anksti išėjai, per anksti. Kas tau tai padarė, neliks nenubausti. Va. Jų nei vieno neliks. Tai su laiku, taip ir buvo pagautas tas žmogus ir kas organizavo, tai ten buvo daugiau pasiekmių. Tai ir toliau rašau, nei vieno konservatoriaus, liberalų, laisviečio ir skvernelisto. Kodėl aš tą parašiau? Dėl to, kad šitos visos 4 partijos, konservatoriai, liberalai, laisviečiai ir skvernelistai, atstovauja liberalių pažiūrų partijas, ideologijas, tokias, kurios yra Amerikai demokratai. Baideno visa buvusi administracija ir už tų visų tų leftistų, iš tų visų leftistų, tai yra, kurie už tuos vienalytės sąjungos, už visus gėjus, translyčius ir visą kitą. Tai vienas iš jų ir nužudė tą Čarlį Kirką. Tai ir, kaip sakant, buvo tokia perkeltinė prasmė, kad nei vieno konservatorių, liberalą, laisviečių skvernelisto neliks, kur daro panašius nusikaltimus čia ir Lietuvoje. Persekioja žmonės, kurios gąsdina teismais, yra ir mes žinom ir istorijai, ir su Kedžio istorija ir žudyta buvo, ir daug dalykų, nusikaltimų daug yra padaryta. Tai ir toliau rašau, jie nemoka gyventi žemėje kaip žmonės, jų iš viso tą nereikia. Tai dabar dėl to mane šiandieną iškvietė į policiją, norėjo iškviesti. Ir čia lygiai keliom dienom likus prieš teismą. Čia dėl tokių įrašų mane tampa. Ir tas tampims yra tiesiog, kad tampyti. Čia ne dėl to, kad tas įrašas kažką reiškia, čia nieko nereiškia, teisiškai čia nieko nereiškia, čia nėra prie ko prisikabinti, aš nežinau, kaip jie gali prie ko prisikabinti. Jeigu, pavyzdžiui, aš dėl kažkokio įrašą panašaus kreipčiausi į policiją, tai mane ant 3 raidžių pasiųstų. O čia, vyksta ikiteisminiai tyrimai. Ir dabar mane iškvietė apklausti, aš sakau, nieko nėra ten ką parodymus duoti, ten kas parašyta, tas parašyta. Aš nieko čia neįsiginu.
Ir sako, tada aš jums, jeigu jūs net atsisakot atvažiuoti, aš jums policijos pareigūnus kviečiu. Įsivaizduojat? Dėl Facebooko įrašą, čia baisinis nusikaltėms. Policijos pareigūnus man norėjo atsiųsti, kad aš atvežtų į policijas, kad dėl šito parašymo. Nu, man tai šokiruoja. Nežinau, man tai tragedija čia kažkokia vyksta. Tai aš lengvai tariant taip, tą policijos pareigūnę, padėjau vietą. Ir jai iš tikrųjų pasiekmes bus. Nes šita moteris, ta pareigūnė, jinai nedirba policijos darbo. Jinai dirba partijų užsakymus, konservatorių, liberalų, skvernelistų, tos šutvės užsakymus. Tai yra akivaizdu. Ir aš daugiau turiu įrodymų dėl jos darbo, dėl jos ir kitų pareigūnų, kurie yra visada tie patys. Visada tie patys, tai yra šutvė. Ir žodžiu, kad man netrukdytų, tai pasakiau, kad nuvažiuosiu kitą savaitę, penktadienį. Tai tokie dalykai yra. Tai žodžiu, tai jie taip daro. Tai man buvo taip čia prieš pirmus tos irgi posėdžius. Teisma tai buvo irgi visokių ten tų skundų, tampė, kvietė, kad pažemins, menkint, išgazdint. Tai taip vyksta. Ir ką dabar galvoju aš daryti tokiem policijos pareigūnam, kurie mato, kas vyksta, suvoka, kas vyksta, sąmoningai dalyvautame. Ir jie galvoja, kad jiem nebus pasiekmių. Tik irgi viskas fiksuoju aš. Viską fiksuoju, kas vyksta, kaip dirba prokurorė, kokie prokurorai, kokias teisėjas, kokie žmonės dalyvauja. Kada pasibaigs visi šitie teismai, nesvarbu, kokias bus, pripažins kaltą, nepripažins kaltą. Visas tos medžiagas atsidurs kituose teismuose, kur jau tikrins jų darbą. Ar jie pagal įstatymą atlika ir žmogaus teisės visus, kaip sakant, tikslingai ir teisingai veiksmus, kur jau dabar yra krūva pažeidimų. Ir mes, sako, teisiniai valstybėje gyvenam. Tai dabar klausimas kyla. Tai kas toliau? Kas toliau? Tai ar suvokia žmonės, dėl ko į politiką neteina naujų žmonių, protingų žmonių, drąsių, nes juos suėda. Ir jeigu žmonės jūs žiūrėsit televizijas vien tik tais, pagal tai, kas vyksta televizijoje, žiniasklaidai, spręsit apie žmonės, kurie iš tikrųjų kovoja už teisybę, už teisingumą, tai mes esam pražuvę. Nuoširdžiai, esam pražuvę, pražuvus tautą. Nes tokių kaip aš, žmonių jau iki manęs suėdė N. Vien dėl to, kad žmonės nesugeba pasidomėti, kas iš tikrųjų ten vyksta. Ir man tas labai, labai liūdna yra. Ir kai tu pamatai, kokio sąmoningumo yra žmonės ir kaip jie reaguoja ir kaip nesugeba atskirti, kas yra tikrai, kas yra melas, tai tada pagalvoju, o tai kodėl tada man reikia draskyti čia? Aš tik dėl kitų, dėl valstybės, tautos, dėl kad būtų mažesni mokesčiai. Tai dėl ko? Kad padaryti gerą tiem žmonėm, kurie net nesugeba pasidomauti, nesugeba palaikyti, žmonės, kurie praktiškai gali ir savo gyvybę prarasti. Su tokiais parazitais kovojant, su mafija. Čia yra mafija. Čia yra baisulinė mafija mūsų valstybei. Dėl kurios kenčiam visi. Ne tik aš, ne tik mano šeima, bet visi kenčia. Ir tas vyks jau N metų. Ir mes esam degradacijai. Ir dar neaišku, kaip čia viskas, į kurią pusę pasisuks. Nes puolimai, visokias provokacijas, visokie, kaip čia tokie pakišimai, visokie darošai, vyks nuolatos. Nuolatos. Tai yra baisu, kas daros. Tai dabar laukiam to teismo, to mano pirmo teismo, tai aš nežinau, kas vyksta iš viso. Ten aplausiu kažkokius žmonės, kuriuos aš nepažįstu, su kuriais niekada neturėjau jokių bendra, kurie atsiradė, kas ten tokie yra. Tik kiek aš žinau, ten yra Tapina Hebra, ta pati Hebra, jie yra tiesiog vyksta, kaip čia, jie veikia
gaujom. Su teisėsauga yra, kaip sakant, tie liudytojai yra išgalvoti, kaip ir šitoj mano byloj irgi ten liudytojai kažkokie ir ta prasme, pamatysim kokie. Šiaip tai bylai, nei aš į medžiagą ėmiau susipažinti, nei ką, nes aš čia nematau prasmės, čia iš vis nieko daryti, čia antra tokia pat byla yra. Tokia pat byla sukurta. Tai nežinau. Tai, žodžiu, toliau tęsiasi tampimai, toliau tęsiasi juodinimai, šmeižimai ir dar pasinaudojant teisėsaugą. Tai čia yra baisiausia. Šiaip tai policijos pareigūnai turėtų užtikrinti, kad tokių dalykų nebūtų, kad nebūtų persiekiam žmogus. Kaip ir tai tyrėjai sakau, a jum negėda yra. Pati matai, kad persiekiai ir prie to prisidedi. Čia yra baisiausias. Tai ką gali padaryti, jeigu žmonės tokie yra? Patys žmonės tokie yra. Daugiau skundžias, kad jų atlyginimai maži, kad mokesčiai dideli yra. Tai apie ką čia? Tai tiek norėjau šį kartą pasakyti apie tuos visus tokius dalykus, kad žmonės, jeigu kas eisit rimtai į politiką, tai su to susidursit labai stipriai. Labai stipriai. Dar dėl poligono čia Kapčiamiesčio, kur čia iškyla daug visokių klausimų. Ten diskusinis dalyks yra. Šiaip tai ten ta vieta tikrai tinkama yra tam poligonui. Aišku, labai gaila, kad ten kai kuriems žmonėms liečia tą teritoriją ir tenka ten išsikraustyt. Labai gaila, kad valstybinės institucijos, taip numetė, taip kažkaip kaip iš giedro dangaus. Bet aš manau, kad ten dar vyks diskusijas ir ten tikrai yra su išeičių. Ir aš esu už tą poligoną, už kad būtų tas poligonas tam, kad būtų mūsų Lietuvos žmonės, kareiviai ten treniruojami, tai vienareikšmiškai, nes ten yra prie sienos, Baltarusijos, Lenkijos sienos šiaip tai. Ir šiaip ten žmonėm karo atveju gyventi, tai iš vis ten anksčiau ir vėliau jie turės bėgti iš ten. Jeigu įvyktų kažkoks karinis konfliktas, kuris tikrai šiuo metu nenusimato, tai iš vis turėtų palikti. Tai aš manyčiau, kad dabar laiku tikrai gali pasinaudoti, kaip sakant, pasiūlymais pačiais geriausiais, aišku, reikia ten žiūrėti, išsireikalauti, kas jums iš tikrųjų priklauso. Bet poligonas tai nereiškia karo, tai nereiškia, kad ten kažkokie, kaip sakant, kariniai veiksmai bus darimo, ten yra tiesiog mokykla, paruošimas ir tas turi būti. Ir aš tikrai nelabai suprantu kai kurių žmonių ir politikų priešiškumo prieš tą poligoną, kurie siūlo daugiau dronų pirkti už tos pinigus, negu poligoną statyti. Šiaip tai ten ta vieta, esu buvusi tose apylinkėse, tai ten pakankamai pamirštas kampelis yra ir ten užimtumo mažai ir darbų ne kažką. Tai jeigu ten kas vyksta, tai ten vasaros metu, bet nuolatinai gyventi žmonės tikrai, kaip sakant, nėra ten kažkokių didelių jau galimybių ir perspektyvų tenais vykdyti kažkokių daug veiklų. Tai tas poligonas, jeigu ten planuoja 3-4 tūkstančius kareivių, tai ten veiklų gali nemažai atsirasti, nes visą tai reikės išlaikyti. Tai klausimas, kiek ten žalos atneš ir kiek tenais naudos realiai. Tai yra labai daug struktūrų, kur aš irgi matau, kur aš tam irgi neprieštarauju, kurie sąmoningai kelia sumaištį dėl šito klausimo. Šiaip tai čia yra didžiąja dalim turi pačio Kapčiamiesčio žmonės spręsti, o ne iš išorės įsikišantis kažkokie žmonės, kurie nei ten gyvena, nei su tuo turi bendrų reikalų, nei ten ką, o tiesiog atstovauja kažkokias politinės jėgas. Aš čia nesenai buvau prisijungus tokią bendruomenę, kuri pasirodė tokius dalykus sąmoningai daro. Tai aš pasitraukiau kategoriškai, tada juos, kaip sakant,
Nu, ant 3 raidžių pasiunčiau, tai yra antivalstybinė veikla. Negalima to daryti, kas yra susijęs su valstybiniais svarbiais objektais. Negalima kištis vien dėl to, kad kištis ar kelti sumaištį ar save reklamuoti. Čia yra nusikalstama ir aš tam nepritariu. Tai va, o šiaip tai ten reikia, kad ten iš tikrųjų diskutuoti ir kelti klausimus, tai dėl to Kamčiamiesčio, tai ten, manau, krašto apsaugos ministerija ir vietiniai žmonės susitars, išsiaiškins. Ir gerai, siūlau kuo mažiau kištis tiem žmonėm, kurie ten negyvena. Čia kaip Amerikai protestai prasidėjo prieš Trumpą dėl veiksmų Venezuelai. Protestavo žmonės tie, kurie nėra nei venezueliečiai, nei ten gyvena, nei ten žalio supratimą turi, kas vyksta. Na čia iš tos serijos. Kaip ir pas mus čia prie Vilniaus ambasados, čia kažkur tai vyko tas protestas. Čia iš tos serijos. Ir kita, kaip sakant, tie žmonės sužinoja, kad aš esu prieš, tai man buvo užblokuotas Facebookas mėnesį laiką. Tokie dalykai vyksta. Šiaip tai labai jaučiu iš visų pusių, kad nori kontroliuoti, nori kažkokius daryti spaudimą, nori gąsdinti, visai, per visas galus. Tai žodžiu, tai mes atsiribojom nuo tos kompanijos, ten ne viena aš, ten buvo daugiau žmonių, kurie nesutiko su to, ką jie darė, atsiribojo. Šiaip tai tenais, tie žmonės yra Nedra Černiauskienė, Zigmas Vaišvila, tasai Tauras Jakilaitis, tai šitie žmonės, jų veikla šiaip tai didžiąja dalimi yra antivalstybinė. Ir aš nežinau, kodėl jie dar nepatraukti baudžiamajam atsakomybėn. Ką jie daro, tai yra nusikalstama. Kokiais metodais jie dirba, tai žiauru yra. Tai aš tikrai nelinkiu ir linkiu žmonėm, kuo toliau nuo tokių žmonių. Neįsivelti ir nedirbti su jais, neprasidėti. Nes ten toks smegenų plovykla, ten sekta jų yra. Ir tai žmonės apgaudiniai, žiauru. Ir žodžiu, jie tokią iniciatyvą čia paleido, pilietinės vienybės. Ir čia tikrai nemažai žmonių mes prisijungiam visi. Visai tokia gera idėja buvo. Graži idėja. Ir labai taip įdomiai buvo toks keistas. Aš nesimačiau, kas tą daro, tą pilietinę vienybę. Ir tie patys žmonės, kas priklauso ten tai Nedrai, tam Zigmui ir tam Jakilaičiui. Tai galvoju, kas čia, kur čia bus. Ir pasirodė, tas vienybės judėjimas, jisai buvo tik tais fiktyvus tam, kad pritrauktų naujų žmonių, tam, kad galėtų, kaip sakant, savo juodus darbus dirbti. Tai tą mes pamatė keli žmonės, kurie kėlėm klausimus, kurie prieštaravom kai kurias, kurie buvo užsipulti. Buvo užsipulti ir aš, ir ten kiti žmonės. Tai mes pasitraukėm nuo jų ir atsiribojom. Nes tai, ką jie daro, iš tikrųjų ten antivalstybinė veikla yra. Ir mes su jais nieką bendra neturim. Ir mes nusprendėm, kad kursim savo pilietinės vienybės tokį, net ne judėjimą tenais, visą asociaciją jau yra planuojama čia jau tvarkoma įsteigti. Ir žiūrėsim, kas čia žino, gal ir kažkas iš to išaugs. Nes tikrai yra žmonių, kurie nori dalyvauti politikoje, kurie jau daug metų dalyvauja, bet susiduria su ta problema, kad juos tiesiog uždusina. Nes yra sukurtas politinės partijas, dabar sukurtas politinės partijas, išskyrus ten vieną, gal kelias. Tai už jų visus stovi konservatoriai. Konservatoriai, ten skvernelistai, kurie buvo daug metų valdžioj ir jie tas partijas realiai sukūrė yra. Ir jie sukūrė tas mažasias partijas tam, kad naujų žmonės, nes kadangi tas didžiasias partijas naujų žmonės labai ten netein greitai, tai jeigu tie, kas nori, tai nusinčia tas mažas partijas. Ir tai padarė, kad tie žmonės nauji arba tenais būtų sunaikinti, arba tai padaryta, kad jie daugiau, kaip sakant, kaip čia,
kabinant jiem makaronus, jie yra kaip neleidžiama jom reikštis, bet ir nepaleidžia jų. Va taip va. Tai yra daug dalykų padaryta, kai iš tikrųjų įsiveli tą visą veiklą, kai pamatai, tai supranti, kodėl pas mus yra taip sudėtinga, kodėl persekiojimai vyksta ir visai kitas. Tai žiūrėsim, ko čia viskas baigsis, kaip čia viskas vyks, nes kiek mes matom, labai čia kažkaip visi ruošiasi dėl pirmalaikių Seimo rinkimų, nors aš labai abejoju, ar šis tokie gali vykti, bet labai matom. Kas dalyvavom politikai, tai labai matom. Kas dalyvavom įvairiuose bendruomenėse, įvairiuose asociacijose, draugijose ir visą kitą, tai tą labai, labai lengva pamatyti. Labai keista, tikrai labai keista, nes atrodo, kad jau iš anksto planuojami jie yra. Žiūrėsim, aš tai esu prieš kategoriškai, nes tai kainuoja didžiulius pinigus valstybei. Ir aš manyčiau, kad dabartinis Seimas, kad ir su labai aršia opozicija, gali nemažai padaryti ir turi padaryti. Tai kažkaip pirmalaikių Seimo rinkimai niekam čia nebūtų naudingi, ypatingai esantiems tiem dabartiniams Seimo nariam. Tai va, tai už metų bus savivaldos rinkimuose, tai aš norėčiau sudalyvauti savivaldos rinkimuose antrą kartą, jau kaip sakant, jau praėjus visas tą mokyklą, jau susirinkus patirtis, susirinkus žinias, tai norėčiau pabandyti po visų šitų Šiaulių mero rinkimuose sudalyvauti ir su visų sąrašu į tarybą. Tai mes jau pradėjom rinkti žmonės į tarybą. Kas nori, kam aktualu, tai gali prisijungti, nes tikrai nemažai ten žmonių taryboje yra. Ir aš manyčiau, kad iki sausio mėnesį jau dalį išvalį turėsim surinktum į tarybą. Tai yra jau žinomi žmonės Šiaulių mieste, dalyvaujantis politikoje ir kurie, mano manimu, yra nusipelnę dalyvauti daug rimčiau, įsilieti daug rimčiau į politiką, ne tik, kaip sakant, būti kažkieno šešėlyje. Tai, nes jie yra nusipelnę, daug metų dirbo, daug yra padarę, daug, kaip sakant, įvykdė dalykų ir mes tikrai turim teisę dalyvauti. Nežinom, ar čia po partijos kažkokią vėliavą, ar mes kaip atskiras komitetas, kaip sakant, dalyvausim. Tai dar čia klausimas bus. Tai, nes tokios kaip partijas teikti aš neplanuoju, nematau čia labai prasmės ir esmės tą daryti. Tai nes visada atsiranda žmonės, atsiranda struktūros, kur tą partiją perima, sunaikina, išdrasko. Žodžiu, čia yra tokia sukurti žmonės sąmoningai, tikslingai, kad naikinti. Tą matant, man taip gėda už tos žmonės. Man taip gėda. Aš nežinau, kokiu turi būti degradu, kad sutikti tokius dalykus daryti sąmoningai. Aš suprantu, kai yra kažkas bloga daroma ir tu užkerti tam kelią, tai taip, bet jeigu kažkas gera daroma, tai čia yra toks baisulinis nusikaltimas. Ne tik fizinis, bet ir dvasinis. Šiaip tai mes dvasiniam pasaulyje gyvenam. Visas mūsų fizinis gyvenimas priklauso nuo dvasinio pasaulio kokybės. Pirma, dvasiniam lygmenį vyksta sprendimai, pasidalinimai, kaip sakant, ir postų teritorijų ir visa kita. Dvasiniam lygmenį viskas įvyksta. Jeigu žmogus nėra dvasiniam lygmenį, dėjęs užaugęs iki dvasinio lygmens tokio, kur sprendžia valstybių klausimus, tautų klausimus, karų klausimus ir visa kita, tai apie fizinį lygmenį šis nekalba. Tai pirmas dvasinis lygmuo yra svarbiausias. Ir tie žmonės, kaip sakant, valdo pasaulį, kas dvasiniam pasauliu
yra valdovai. Tai čia vienareikšmiškai. Tai labai daug žmonių, tas ir dvasinis kelias yra grįžti į dvasinį pasaulį. Tai tam begalė religijų, begalė visokių dvasinių dalykų, dvasinių mokyklų yra apie tai, kaip grįžti į dvasinį pasaulį. Bet ten grįžta tik tais vienetai. Ten N kartų sunkiau negu tapti ten miesto mero ar valstybės prezidento. Dvasiniam pasaulį užkopti į Olimpo kalną ir sėdėti Dievo tėvo dešinėje arba kairėje pusėje, būti dešinėje ir kairėje ranka yra 1000 kartų, milijoną gal kartų sunkiau negu tapti meru, prezidentu ar ten žemyno galva. Va. Bet jeigu tą padaro žmogus, padaro dvasinių lygmenių, užkopi į Olimpo kalną, jis anksčiau ar vėliau fiziniam lygmenį irgi tampa miesto vadovais, didžių organizacijų vadovais, net valstybių prezidentais, net žemyną galvom. Va. Čia viskas susiję. Tai dėl to pas mane nuolatos yra tokie sugrįžimai prie dvasingumo srities. Va. Aš visada, kada ateina laikas, mane sugrąžina. Nes kuo žmogus sąmoningėja, tuo jisai tampa pilietiškesnis. Jisai ne tik meldžiasi, augina dvasinę stiprybę, bet ir jisai jo veiksmai, mintis, žodžiai ir veiksmai tampa dvasinės stiprybės atspindžių realiam gyvenime. Ir čia nesusiję su kaip čia, su konkrečia religija. Nes visas religijas tai veda į tą patį Olimpo kalną, tik iš skirtingų kelių. Ir mums padeda ir knygos, ir šventraščių studijavimas, ir įvairios praktikos, dvasinės, ir tos pačios religijos, ir daug dalykų yra. Daug dalykų. Ir aš kaip matau, kiek žmonės eina dvasiniu keliu, ar ten pradeda kažkokiais dvasiniais mokymais užsiimti, mokymais ir pamiršta vieną dalyką svarbu, kai kurie ir sustoja labai daug metų ir bando ir eina ir vis tiek nedaeina, nes savo susikūrė dvasinio kelią, kaip jis turi būti. Ne toks, koks yra, bet toks, koks jie įsivaizduoja, kad turi būti. Ir jie šitoje vietoje sustoja. Tai nuolatinis dvasinio kelio egzaminas yra ir reikalavimas neprisirišti. Prie nieko neprisirišti. Dažniausiai tam, kad įrodyti savo neprisirišimą, būna žmogui tenka pakeisti ne tik darbą, ne tik išeiti iš šeimos, ten išsiskirti, palikti vyrą ar palikti žmoną, ar ten kardinaliai pakeisti sritį, netgi ir miestą, ir šalį, visai būna. Ir tai yra vienas pagrindinių, kaip sakant, dvasinio augimo reikalavimų, kad tu turi eiti, neprisirišti prie draugų, prie tos bendruomenės, jeigu susikūrė bendruomenę ar kažkokį verslą ir jeigu tenais maksimaliai įdedi darbą iš viso širdies ir tu pasieki viską ten, ką galėjai tuo momentu pasiekti, dažniausiai ateina laikas, kada tu turi viską eiti, palikti ir išeiti. Nes jau tu užaugai, padarai viską. Va. Ir kartais žmonės čia sustoja, nes būna tiek prisirišę prie darbų, tų veiklų, organizacijų savo sukurtų, netgi religijų savo sukurtų. Nes tie dvasinis augimas, mes ne vieną gyvenimą, čia esmė iš vis žmogaus, mes esame dvasinės būtybės ir mes gyvenam ne vieną gyvenimą. Ir mes augam kiekvieną gyvenimą, kartais degraduojam, kartais nuklystam nuo kelio, kartais visko būna paslystam, kartais reikia labai laiką. Aišku, ne to, kad čia net nėra pasilydimas, nėra net
kažkas blogo, o tiesiog yra pamokas, pažinimas, kas tai yra. Kol viską žmogus susipažįsta su visko siela, dvasia, kol iš sielas užauga į dvasę, tai daug visko tenka praeiti. Ir labai žmonės stoja. Kartais nesugeba išsiskirti poros, kurios jau atidirbo darbą. Aš kiek sutinku porų, kurie jau atidirbo savo darbą ir jie turi dabar atsiskirti, kad jie pereitų į kitą lygmenį savo dvasinį, bet turi atsiskirti. Yra kartais, kada poras turi likti ir lieka savo kely ir kartais lieka visam laikui kely ir daug gyvenimų, bet būna kartais, kad vienas partneris yra paaugęs, o kitam dar reikia paaugti ir kartais tam, kad kitas partneris paaugtų, reikia išsiskyrimo. Va, tokių netgi būna dalykų. Tenka daug pamatyti. O kartais būna, kad skirtingo netgi dvasinio lygmens žmonės turi gyventi ir auginti tą dvasinį lygmenį iki tam tikro lygio. Daug gyvenimų, visko būna. Tai va, ir kartais irgi tokių dalykų būna, kad sustoja žmonės dėl elementaraus nesugebėjimo skaistybės įžadų laikytis, susilaikyti nuo seksualinių santykių. Čia dauguma tiek vyrų, tiek moterų krenta šitą vietą. Tai nepasiekė net Olimpo kalno papėdės šitoje vietoje, nesugeba atsisakyti įpročių. Nesugeba nustoti meluoti, apgaudinėti dėl pinigų. Daug dalykų yra. Tai į dvasinį pasaulį grįžta labai retai dvasios sielos. Ir ten grįžti yra labai sunku. Labai sunku. Net įmanoma. Jeigu klausos, jeigu girdži, jauči Dievo vedimą ir pasiduodi Dievo vedimui. Girdži savo mato mokytojus, atpažįsta savo mokytojus, kurie kartais eina ir primena. Arba, kaip sakant, kelis kartus atein tik tais, jeigu matė, kad nematė ar ignoruoji, tą dvasinį mokytojai pasitrauk visi, kol pats tada atein mokinys. Būna įvairiai, bet šiaip tai dvasiniai mokytojai kartais patys nuein, pažiūrėt, patikrint, kokie yra jų mokiniai, kokiam lygiai. Ir kartais ten pačiam mokiniai eiti. Ir labai daug kartų eiti. Tai va, šiaip labai įdomu. Gal kažkada padarysiu atskirą video apie tos dalykus. Nes čia yra labai svarbu. Labai mažai Lietuvoje, kurie turi iš tikrųjų žinių apie šitos dalykus. Ir kurie iš viso gali apie tai kalbėti. Daug kas tik apsimeta, įsivaizduoja, kad tai gali kalbėti. Bet nelabai. Tai tiek. Tai iki kitų kartų ir gražų savaitgalį.